Atsargiai Arencai. Kaip mes dabar išvažiuosim iš čia? Reiks stumt, ne? Kiek čia tų mašinų? 4. Yes! Išvažiavo. Iš šviesos išlenda šventasis Arūnijus. Štai ir legenda. Ei, sveiki visi, su jumis sveikinas Emilis Jokūbas, taip pat man pašonėje Mantas. Emilis serga, blemba, pasižiūrėkit. Absurda, aš turiu būti uždarytas dėžėjai su ligoniu ir mes važiuojam pas Arūnijų. Jis neturi realiai pusės organų. Emilis nužudys savo tėvą šiandien. Gali būti. Šiandien esmė tokia, šiandien mes važiuojame aplankyti mano tėvą, nebuvęs 80 metų, jis gyvena vidury niekur, vidury miškų, vidury laukų. Labai įdomus veikėjas, legendomis apipintas, žmogus, kuris Instagram'e daro video iš centų ir turi kankrių video po 5 štukų laikų, nes nusprogo Vokietijai. Negaliu čia sakyti per streamą, dėl ko nusprogo Vokietijai, nes gausi baną. Nes familijų kultūra. Suk tėvui, nes reikia pažiūrėti, ar jisai neatsijungęs yra, ar jis yra jėgose, kaip sakant. Skambinu tatai. Tėvas yra užsiprašęs kažkokių dalykų, itemų. O, sveiks tėva. Skambinu tau, kur tu esi dabar. Aš tau skambinu, tėva, ne tu man skambini visų pirma. Visų antra, mes jau pripatį dabar būsim toj Panevėžy. Tėva, tu sakai, tau reikia kažko paimti, prekių kažkokių. Ten sakai, šašlykų, ko dar. Tai, žinau, dabar situacija biškai keičiasi, žinai, bet gal kaip tik įdomiau bus, žinai. No, tėva, taip. Tik mes darom, žinai, gyvą transliaciją. Aš matai buvau, žinai, norėjau, žinai, surežisuoti, čia pasiruošti, žinai, kažkaip. Taip. Bet, tiesiog, noriu, kad įsigilinam į situaciją. Taip, tėva, ko paimti iš parduotuvės? Degaus skystis, kur yra. Degaus skysčio? Matai, kokia žiema Panevėžy. Taip, žiauri žiema. Toliau ko reikia, tėva? Šašlykų, vištienos. Vištienos, taip, vištienos. Alaus, aišku. Taip, aišku. Bet pačią silpniausią Arūnijau, taip? Tai patys silpniausia, tai jis kitokia net nevartoja. Ir aš vartoju daug vartoju. Kalbėsiu apie Nekalbėk, tėva, aš baną gausiu. Ne. Degaus skysčio, šašlykų, alaus ir šnapso. Gerai, tėva, davai. Stringa mums čia kažkas su technika, biškai reikia taisyti. Ai, tu nahui, bliat, kaip sudėtinga. Kiek mano pokalbis truko? 5 minutės, kad išvardintų 4 dalykus. Tai čia jau tavo teritorija, myli, ne, Panevėžys? Nebe mano, žinok, aš jau pituchas čia nais tiem Panevėžiečiam. Tu nori pasakyti, mus gali atlupt Maksimai? Tai pilnumoj, na. Čia Emilis ryžas. Jo, aš Panevėžy ryžas esu. Tavo plaukai bent kažkiek nejuodi, bent kažkiek šviesesnė, tu ryžas gaidys. Visi dažo plaukus, tai kad gaičinė. Gerai, varom. Tokie dangoraižiai Panevėžio. Absurdas. Blia, jo. Aš nematęs, čia gyvena žmonės taip tankiai. Čia lygiai, tankiai. žinok. Jis, man atrodo, prašo degaus skysčio, bet nėra, kad iešmo neturės ir kitų dalykų visų. Oi, čia jis tiek durklų iečių visokių turi, kad, Ai, nors šiaip jo, reikia ieško dalykų. Bliama, gripekso reikia. Čia žuvies taukai. Tu žuvies taukai, žinok, dabar jau nepasigydysi, čia jau reikėjo prieš tai. Gerai, pala, sakė, reikia šašlykų. Žiūrėk, va. Chicken skewers, va, šitas akcija. Gerai, toliau. Degaus skysčio reikia tėvui. Patkės ras degaus skystę, šalaus paims. Blet, 4 užteks jaučiu. Ir sakė, fleškutė, ne kažkokia. Gerai, skystis yra. Aš 0,7 gal neimsiu, žinok, jam pizdabas, man rodos. Išrink tu patkė, tau duodu. Jeigu ką, būsi paskersas, kai šuo. O nenori palepinti tėvą, Palepinam, davai. Normalią paimam. Jo. Absoliuto. Viskas yra. Blet, kokios keistos kasos. Bam. Gerai, visio. Viskas paliplana, kaip sakant. Nu ką. Judam. Žiūrėk, Emilio, yra 2 keliai. Yra 20 minučių, 27. 27 žinau kelią. 20 ne. Ble, gal juokinga, jeigu tą varom 20, ne? Šiaip jo, jeigu čia rizikuoja. Jeigu to, kur nežinom keliu. Nu tai varom. Čia kaip kai varo žmonės jūrvus, keivint. Tik čia turi GPS-ą ir kelią. Jo, bet vis tiek, žinai, kur tu varai, tu gali užstrikti. Tu nežinai, kas bus, gal tiesiog tavo lavoną ras kažkada po kiek laiko. Aš bijau, kad iki Arūnijos nebus taip lengva nusigauti, kad jisai bus pastus visokius padėjęs tenais ir panašiai. Jo, dar sakė, šunų yra belekiek. Yra šunų. Mes bijom, kad jisai bus pilnai apsiginklavęs, turi revolverių visokių, mačečių. Tu nežinai, kaip jam pavažiuos. O kaip manai, 6 palata kažkur netoli yra? Tėvas sakė, pensininkų namuose gulėjo 6 palatoj. Jis buvo paguldė į pensininkų namus. Ten pat, kur mano mačiutė gulėjo, jeigu ką. Jis yra 2 jaunesnis negu mano mačiutė. Ja. Ir jis gulėjo ten, kur gulėjo mano mačiutė. Mirtininkai realiai. 100 metų senumo mano mačiutė su dementija. Čia svajonė visada ir buvo nuo 50 patekti senelių Jo, namus. jis sakė, svajojo visą laiką gauti invalidumą. Taip. Ir į senelių namus patekti. Ir išvykti pamperį ir kad jam subinę valyti žmonės. Šiaip negaliu pykti. Man patinka žmonės, kurie žino, ko nori, kaip sakant. Eik, tu Zagironą tėvui nepaėmėm. Jūs galvojat, jam reikia. Stipriam vyrui Zagironas salus yra jau. Man įdomu dėl tų šunų kaip yra, nes paskutinį kartą, kai važiavau, tipo vilkšunį literaliai puolė
mašiną ir net neįmanoma buvo išlipti. Po to man dar tėvas skambindavo, klausinėdavo, ar aš galiu jam išimti ir užsakyti tokį įtaisą, kuris leidžia tokį žemą dažnio garsą. Pyp, kur žiūri, šunim nepatinka. Kad nelystų prie jo, nes jis matai irgi važiuodavo iš darbo į puldavo į vilkšunį. Tada galų galę sako, ai, bibidėjau, sako, tas aparatas tai veikia, tai neveikia, sako, pradėjau peilį vežiotis tiesiog. Aš nemanau, kad užtenka išsitraukti peilį ir kad šio toks, o ne, jis turi peilį. Jo, turi šunį parodyti. Top 3 Panevėžio šliūchos. Buvo tokia viena, bet ne iš Panevėžio, iš Pasvalio buvo. Susmirdėlo vadinau, smirdukį. Jis smirdėjo, ar tik tai atrodė, kad smirdė? Galva yra 247 riebaluota. 247 riebaluota galva paruošta kepimui. Bet ant jos galvos galėtume pas mano tėvą šašlykus kepti. Ir nereiktų degaus kyšio net. Šiaip nežinau, kas man yra. Man labai keistas sirgimas. Viso iškart per vieną dieną per galvą nebuvo jokio įsibėgėjimo. Ir žiauriai kerta per plaučius. Man sunku kvėpuoti. Aš nebejaučiu, man maistas visas neskanus, nebejaučiu skonio. Nebegaliu mėgautis maisto. Įdomu, kas čia. Nejaučiu skonio, nejaučiu kvapą, įdomu, kas čia. Žinom, nuo ko mirs Arūnijus, nuo COVID. O, kurva. Čia sniego vis daugiau. Čia jis teisus yra. Pafilmuok priekį. Keičias biomas. Čia bioma, mes kurva esam. Bet čia kaip Silent Hillas, prieš čia varant, mums šventasis Arūnijus pasakė, sako, aš ateinu jūsų podcastą, dar kažką, jūsų taisyklės. Taip. Jūs ateinat pas mane, mano taisyklės. Jo, jis sakė, turėsim žaisti pagal taisyklės ir nepasakė, ką čia reiškia. Mes neturim jokios galės jau šitoj teritorijai, viskas. Dabar yra šventojo Arūnijos zona ir aš jau pradedu kažkokią aurą jausti. Man jausmas lyg naujųjų ferverkai, tu bus iš 3 minučių. Arba toksai man jausmas sutik šventojo Arūnijų. Paskutinis posakis, hebra. The wrong turn. Lemtingas posakis. Lemtingas posakis. Oi, tu nahui! Atsargiai, Arencai! Ble, mes šiandien užklimsim. Aik tu nahui! Aik tu nahui! Aš neprašytą važiavau. Reikėjo per tą lietą. Ble, atsargiai. Tu nepravažiuosi. Čia kokie upei važiuosim. Nebus čia upė. Čia kurva. Aik tu nahui. Vse. Suka, atsargiai, Arencai. Upė? Rimtai, upė? Aik, tu nafig. Mes vos upę nevažiavam. Jibat. Kaip mes dabar išvažiuosim iš čia? Reik stumt, ne? Čia yra grinai siaubo filmo pradžia. Mes pasukam kažkur ne ten, vidury niekur. Mašina atsisako, internetas nutrukinėja ir kažkur palaidas šventasis Arūnijus. Aik. Oi, verkia mašina, garsas leidžias tokius kaip banginius. Strigom, ne? Aik, tu na. Bulia, čia šūdis kaip smirda. Čia žiauri šūdai smirda. Ai, šūdai. Kokia paraša. Sakai, kad bus įdomiau, jeigu čia važiuosim. Buvo įdomiau. Mums dabar į priekį stumt. Eik tu nachui. Eik tu nachui. Viskas šlapia. Visas klanės kiauris šlapias. Jo, čia priekis, jis vis giliai kasas, pažiūrėktim, tas ratas kaip jau giliai. Šokam į mašiną, kviesiu pagalbą. Pisa protą žmonės, kad mes gaidžiai, bailiai, mišniai, dalbajobai. Nesnystame mašiną. Nesnystame mašiną, ai mes Slovakai. Jo. Jūs tai padarytumėt nesistiprus. Jo, eikit, nakai, kūra, išgamas, blėt, į banę. Žiūrėk, mašina ten kaip tik važiuoja. Kai negyvenamai saloj, blėt. Edratas tešlas, mes gilėjom į tešlas. Ir pėda šlampa. Gerai, varau į tą Facebook'o grupę. Įdėjau hebra šitą paustą į tą grupę. Vėl rašo, bahūrai 4 mašinas neišbuksuoja. Taip, mes gaidžiai. Mes gaidžiai įsteisis. Taip. Ir jo, jūs ką mašinistai jibani, blėt, kūra, piskit nahui. Ne, šiaip aš tikrųjų, aš nieko nesuvokiu šitoj situacijai. Absoliutus gaidys esu, nemeluosiu. Pasėdėm 10 minučių, jeigu nieks neatrašys, tai pisim pas tėvą peškom, nahu tą mašiną. Varysim peščiom, jo. Aš boltą įsikviesiu numot gal į Vilnių. Aš šitą paliksiu tiesiog pochą, jo, ne? Ai, paibat ne mano mašina. Tikrai jokia atsakomybė neteis tau. Dėjau, nahu. O čia rimtai upė, ne, yra, mes tikrai negalim pravažiuoti. Taip, mes negalim nei į priekį, nei atgal. Bet čia būtų kontentas, jo, nuskęstume. 4 žmonės nuskęstų ir mūsų mėlį nusištrauktų paskui. Mūsų klausė, nahu, mes čia nusukam, reikėjo tiesiai važiuoti. Norėjom kaip įdomiau, norėjom nuotykio. Negavom, kad nuotykis yra klimpti. Čia buvo nežinomas kelias ir aš dabar prišnekėjau, kad bus kaip su keivingu. Kai varam išternėtą kelią ir užstringa ir miršta. Kur literaliai prišaukiau. Ką tėvas įdomu mano gerą. Sveikas, tėva. Nu, aš išsiūtas baisiai, žinau. Kodėl? Žinau, aš vis tik detaliai esu, poetas, bet... Taip, tėva, tu žinai, kas mums dabar yra, kokioje mes situacijai? Ne. Mes dabar vidury niekur esame įstrigę griovy. Pagalvoju, žinai, bet aš išsiūtas baisiai. Jo, aš įsivaizduoju, pikta pizda. Bet čia kaip gal tam ir yra.
gyvo transliacija. Nu, taip. Gal kažko galiu padėti? Ne, tu tėvą mirtum jaučiu, jeigu čia ateitum, bet... Brinksta sūriai. Mano sūriai. Jie pažiūrėk, filmuok mano sūriai. O, kažkas šlapias koinės. Kodėl tu batus susidėjai vasarinius? Nu, Aš tai žinau, kad pas tėvą varom, aš pasiėmiau tos nepirkau. Ja, negudru. 15 minučių, kad atsarbu namie, tai jeigu kas turim gerbę. Turėtų būti bachurai už 10 minučių. O jo, čia žiauri vyriški vyrai atvažiuos ir išgelbės mus. Mus Išpisis. Išpisi į putą. Na, aiškiai mes turim putkas. Taip, turėsim čiū. Aš galvoju, aš turiu šlepą, aš turiu putką. Tokiai situacijai labai paaiškėjo tas. O jo reikia tėvui pranešti. Da, patkės koinės šlapios jiems, sakė, klausė, ar galės koinės pas tave džiovinti. Jo, tada viską keičiam. Pokytį šašlyką išmesim lauką. Nu, išmės nereikia, bet... Jo, galim kitą dieną suvalgyti. Gerai, tėva, taip gerai, man reikia pažiūrėti, ar mane parašė. Taip, tėva, man reikia pažiūrėti, ar mane parašė tie žmonės. Taip, davai, tėva. Aha, dėl. Taip, hangapinai ant Arūnijos. Nu, blėt, jo neįmanoma, nu jisai varo ir varo. Aš parodyčiau namuose, kai jis man paskambina, aš visada savo panai parodau, kiek aš prakalbu su tėvu. Jis paskambina, pavyzdžiui, vieną klausimą turi sūnų. Ir kol daina kito klausimo, pokalbis praeina kem 5 minutės. Čia average pokalbis su juo yra telefonu, kem 5 minutės. Ir kai taip, žinai, nu, tenka kiekvieną dieną vos net, tai žinai, biški. Šeimos niuansai, žodžiu. Jo. Kiekviena šeima su savo niuansais. Taip, blėt, man jau subinė skauda, na. Ir dar skaudės, kai bachūrai subinien rūrins atvažiavę mašiną ištraukė, dar labiau. Suka, dar povkė atvarant viršaus, blėt, sakė, mus papjauti. 12 minučių jam dar liko važiuoti. Turi, sakė, viską į tenais. Trasa, trala, pingarka, račyta, zarotke, glupke, sakė, turi pasiėmė, pričponke, zatrielka, sakė, turi, trosvatka, piriglupa, sakė, turi. Tai jeigu piriglupa atsiveža, tai čia jau pizda turėtų būti. Nežinau, ką reiškia, bet to hebrai kažkur jau arti. Ir dar biški išsipersiu irgi, nepykit. Ai, tu kūra, Aš atsidariau, aš džentelmanas, aš atsidariau. Ką čia kūra paveikia, gal pafreestylint mano. Taškosi šūdai ir sperma, kol patarakas grįžta į vyrų fermą. Jam reikia gerti spermą, po viso šito jo vardas bus Germa. Nebūčiau pagalvojęs vakar, kad tokioj gerai situacijai būsiu. Klimpa šūdose ir freestylina, kad aš geriu spermą. Nu, tikrai mano gyvenimo highlightas. Čia ateina kažkas? Kažkokia šviesa. Čia kažkas ateina, ne, kas čia? Eiktu. Kas iš tamsos? Tu čia netoli gyveni? Eik tu, nahu, ką tu čia darai, blėt? Kodėl tu čia gyveni? Čia vis tik atribota nuo civilizacijos vieta. Turim stream sniperiai iš vidury niekur. Atvaro kažkas? Eik, tu prasideda judesys, viso karoči. Kiek čia tų mašinų? 4. Žiek. Eik, tu juda. Juda. Davai. Yes! Išvažiavo. Blemba. Smagu žiūrėti, kaip vyrai dirba, kaip moka vyrai geri dirbti, kaip sakant, smagu žiūrėti. Blet, jo papuolė. Nu nahu. Bet gerai, nu ką. Išgelbė žmonės. Išnyko į tamsą, bachūrai. Atėjo išgelbė ir išnyko į tamsą. Bandom važiuoti, ne? Pyksta žmonės, kad pinigų nedaviau. Ko nesidžiaugia, mėly? Kad man visą protą pažiūrėk, kas čia daras čia. Neskaityk to message'o dabar. Suka, išgamas, gerai, nebeskaitau čia. Pasidžiaug, kad mus išgelbėjo. Be to šautautas Gražvydui ir jo visam kolektyvui už pagalbą. Ir bus atsidėkota jam, nebijokit, sakau, neverkit tam čia. O dabar judam pas Arūnį jau pagaliau. Nu, blem, pirmas įspūdis, tai matau šviesą. Jo, yra šviesos. Im. Įmesk į mašiną, įmesk. Aš padedu, va. Davai, sėkmės. Ačiū, bai. O, štai ir patsai. Šventasis Arūnijus. Iš šviesos išlenda Šventasis Arūnijus. Destinacija pasiekta. Štai ir legenda. Sveiks, tėv. Savo habite pati legenda. Sveiki, Arūnijai. Labai malonu matyti. Sveiki, Arūnijau. Sveiks, tėve. Einam, pasidėsim gal. Ai, tu tėvo basas. Oi, žiūrėkit, Vimas Hofas, kaip sakė. Tai... Nu ką, Emiliukai, aš tau galiu pasakyti. Nu, Einam į Švento Arūnijaus štabą, kaip sakant. Viskas yra kaimiška, patys supranta. Taip. Jau vienas važiuoja. Atsargiai. O čia jau reikia pasiūlyti. Oik. Čia jau yra šitas lygis. Oik. Čia yra jau žemiausias. Einam. Kaip čia jaukiai, kaip čia šiltai. O kur aš galiu savo šlapius sūrius padžiuvinti? Tuo viskas susirgų. Pat kai reikia koinės įsidžiavinti. Čia yra, jeigu ką, hebra, legendinė chata, kas sekat mano Šventąjį Arūnijų Instagrame, tai čia gimsta visi video. Parodyk tėvą. Kaip tu galvoji, iš kur tu paveldėjai visą šitą? Nu, iš galimai... Tatuškės.
A, jo, tėvas irgi tatuiruočių turi, eik tu, na. Oi, tu Jo. Makolkis. Iš kur paveldėjo? Ir Atsirado iš niekur. Ne, jis iš niekur neatsirado. Tai kirviai yra, atsargiai. Plačia tėva, jis prijungtas jau, net tas virdulys. Tuo, pas mane saulės baterijos yra. A, nu, bet jūs labai gražiai gyvenat, labai Jo, jo. Tai va, dabar ką noriu pasakyti, vaikai visą naktį galvojau. Matėt, kad kokia lokacija yra. Jūs gyvenat barakose. Okay. Aš gyvenu, aš esu laimė. Pavydėtina, iš tikrųjų, aš savo senatvį irgi norėčiau panašiai sutikti. Hell yeah, brother. ai ne, jis blaivas, tėvas negeria alkoholio, klausia, ar tu negirtas žmogus. Jisai high on life yra. Tada aš labai gerai. Ne, nesakyk tėvą, negalima ant kameros. Gerai. Jo, nesakyk. Aš esu pasiruošęs, biškai. Aha, Tai pirmą einam tada, išeinam čia. jo. Visi keturi. Aš kaip Arūnis basom. Gerai, čia kur čia tėvas šį kamyžą? Bet čia nebus Okay. dabar viduje šūdų. Tai čia jūsų... Kambarį mižu, bet šikų tai paskui eisim į lokaciją. Jūsų troškinys bus kažkoksai O, čia. bet čia jeigu šūdai, tai nerodai. O, nefilmuok. Aš noriu realybę Jo, pademonstruoti. jo. Realybė. Tiesiog, va, gal netgi... Ai, čia nieko baisaus. Yra biški pelės. Jo. Ganėtinai. Ai, okei. A čia tu myži, bet čia oranžinės spalvos. Čia masinis arbatos puodas. Neturėjau. Ai, čia arbata, žiūrėk, what the fuck. Dabar einam toliau. Tas yra vaibas, Jo. manau, pusvalandis truks. Taip. Tai, manau, ir norėsim ir nusimyšti, ir nusišilti. Jo. Taip. Būkim, bėdni, bet būkim. Bet būkim bėdni, bet neapsitrėdę, kaip sakė. Taip. O, nu, aš neturiu tokio imuniteto, belia kaip šalo kojos. Jo, Aš jisai man įtikino, kad aš galiu irgi Ne, taip bet pažiūrėk, jeigu tėvas gali, tai ir tu. Padedu kėdutę, jeigu kartais pofkė ateitų. Aha, čia kėdutė pofki. Aš irgi biškį idėjų, žinai, turiu. Jo, bet Ir mane žiūri Amerika, žiūri. čia labai žemai neįmanoma mišnėt. Dabar einam myšti. Ryfas yra mižalų ir šūdų podcastas. Dabar einam toliau. Paprašysiu. Niekas šito nedarė. Taip, Paprašysiu. O čia nusimyšti. visiems išėlės. Jo. Gerai, tai aš tada pirmas. Aiktų. Patkė, turi. Čia kur ateini Arūniaus namus, turi klausyti, ką jis daro. Paaiškinkit, kaip aš turiu nusimyšti, dabar pramyšti. Kai aš prie pisuarų negaliu pramyšti dėl jaudinimasi. Bet čia o dabar draugai tavo. 4000 žiūri ir dar Taip. jūs visas kolektyvas ir aš turiu pramyšti kažkaip. Bet čia patkė, žiūrėk, čia viskas labai yra paprasta. Tave žiūri tik 4 štukų žmonių, Jo. 3 draugai ir pusplikis vyras pasas. Aš pamėginsiu. Visi, kas studijuojat kūrybinės industrijas ir žadat pasibaigti, tai jūs davės iki šito. Pliusiukų uždėjau. Uždėjom į lašę. Jo, viskas. Bet noriu gerai, arbatos. gera terapija. Pirštai tik, man atrodo, man nusilupstoj. Nesu gyvenime tiek ilgai bandęs arbatos pasidaryti. 20 minučių. O tėvas, žiūrėk, tu sakai, kad buvai smalkiam 2 kartus apsinuodęs. Taip. Čia būtent šitam, nuo šito. Ne, čia jau viskas naujo. Atrodo pas mane sekėjų milžiniškus kiekius. Nežinau, apskritai, ką nors gali pasakyti, kad žiūrėtų tave, stebėtų vokiečiai, lenkai. Jo, tėvas žiūri visi. Vokietija, ypač. Aišku, ypač Vokietija. Vokietija, Lenkija, Amerika, Vokietija dėl to... Čikaga. Netgi žiūri. Oi, tėva, nublemba. Eik, tu neprašau, nebekartok šitą žodžią. Kokią žinutę tu transliuoji pasaulį? Nu mes tai kaip tu ir sakai, mes transliuojam, kad esam šūdų. Ne, tai jūs žinau, Šūdų ir mižalų podcast. Šūdai mižalai. Jūs transliuojat žinutę pasaulį. Jo, Čia o kokia vienareikšmiškai. Šitos namus susirinko, čia labai daug žymių žmonių buvo tarp jų. Labai daug. Kas dar buvo? Tam name? Čia šitam name bus ateityje bus muziejus. Jo, o kas nežino tėvo kontento, tai pasiekit tėvą Instagram'e, Šventasis Arūnijus Instagram'e. Jo, bet to tėvas knygų belia kiek turi, eik parodyk, kiek tėvas knygų turi. Tėvas Stanislavas, teko girdėti turbūt. Taip. Ir jisai buvo toj pačioj gatvėje augo kaip aš. Ir man vat yra jau daug žmonių pasakęs. Į tave įėjo, reikarnavosi tėvo Stanislavo dvasia. Aš nežinau, gal čia kažkokia didybės manija, gal čia kažkokia tai... O ne, pas tavai nėra didybės manijos. Yra netgi mano Šventasis dabar... Arūnijus. Vienas labiausiai humble žmonių. Mano vidus, žinot kaip dabar vadina jau. Pasaulis vadina. Šizogramas, jau net pavadinimas. Šizogramas? Šizogramas. Šizogramas. Geras. Arūnijus from Šizogram, žinai, jau net jau sukūrė yra, jau pavadinimą pasaulis sukūrė. Arūnijus Šizogramas. Galėsi tėvą gal parodyti, kaip savo video filmuoja daugmaž procesą visą. Čia tos Šizogramos, va čia gimsta visos jos. Kas tas baltas čia? Šitas čia, sperma savotiškai. Sperma, savotiškai. Spermos ritualas kažkoks. O čia yra va, mano pats geriausias draugas, tai paukštukas. Bet jis irgi simbolizuoja labai daug ką. Čia yra moralinis kompasas. Moralinis, analinis kompasas, hebra. Tėvo analinis kompasas. Never say never, ne? Vat taip viskas ir vyksta, va čia vat ir gimsta tos idėjos. Bet vis tiek tėvas netoli Panevėžio gyvena, vis tiek Bachurina biškį prilaiko. Turi pideraskę vis tiek.
Tai ten pamatyti, tai ko ten viduje yra, tai Geriau nežiūrėti. geriau nežiūrėti. Jo tėvas buvo psichiatrinė, ką gulėjo. Pas tą majorą atvažiavau, taip jau, žinai, man. Taip, majoras, taip, žinai. Sakau, tai nebeimsit manęs. Tai, matai, mes čia biškai, žinai, papildomai, žinai. Bet žiūriu, kad jis įsigandęs. Diagnozė buvo, kad gali kelti grėsmę aplinkiniams. Grėsmė Arūnijus, grėsmė visuomeniai. Grėsmė visuomeniai. Taip buvo, taip ir nustatyta. Bet į Jarmuchą nereikėtų daryti. Taip, Švengti. sakau, dėl to tai Šilų jo. armija, dėl to ir Žinau, išvengė. Buvo labai daug, kurie būtent stengdavosi suvaidinti, o aš kaip tik priešingai, aš jau sakau, man buvo priešingai, aš labai noriu žudyti, aš noriu pjauti, aš noriu... Tai gal nereikia, žinai, gal nereikia. Tai gal mes matai tavi papildomai čia, aš noriu, žinai. Kas norit išvengti šaukimo į kariuomenę? Prašau, ką tik tėvas davė pavyzdį, kaip tai padaryti. Ateini į Jarmuchą su kirviu. Aš labai noriu žudyti. Noriu beprotnam. Aš žiauriai noriu žudyti. Žiūrim toliau, ką dabar žmonės komentuoja. Sunkiausia yra atsakyti debiliškus klausimus. Jo, debiliškų neduokit. Ką Arūnijus veikia per visą dieną, klaus. Toliau, sekantis klausimas. Debiliškas klausimas buvo. Kaip iš patkės vyrą padaryti, klaus. Sekantis klausimas. Sekantis klausimas. Debiliškas klausimas. Ką gyvenime reikia veikti, jog gyventi kaip tu? Sekantis klausimas. Kaip būti laimingu? Dabar iš tikrųjų tai pasakysiu, aš vat vakarą visą naktį mačiau, turbūt gyvenu pačius laimingiausius savo gyvenimą. Yra mano net vienas video yra padarytas, kad gyvenimas yra, čia labai išmintinga moteris yra pasakius, žydė tarp kitko. Gyvenimas yra trumpas šuolis, iš pizdos tiesiai iš kapo duobę, žinai. Tai kur jūs lekit, kur jūs skubot? Bet sakau, čia viskas su metais ateina. Klausia, ar sūnus Dalbajobas? Galimai. Galimai. Ar žmogus yra aklas savo prigimčiai? Geras labai klausimas, paskiau atsakysiu vėliau. Vėliau. Šitą man... Klausia Audrius, renkuosi tarp finansų studijų ir bitininkystės. Ką turėčiau pasirinkti? Čia vėl toks debiliškas klausimas. Debiliškas, Audriu, ačiū už 5 eurus. Labai hipnotizuoja tas laužas. Bet paitai šitą, ne? Taip, paitau. Atrodo, va tą pažiūrėčiau. Kodėl ten grandinė yra ant žemės prie miegmaišio? Tėnas klausė dar, paklausk, ar buvo naudos iš Cicerono apie pranašavimą? Galiu pasakyti, kad kol kas dar nesu labai stipriai įsigilinęs. Bet sakau, tai yra visai kitas patirtys, žinai, patirtys. Ir aš kaip su tokia jogė bendraudu, turbūt jogė va čia mėgodavo. Čia jogė mėgodavo, ant šitos lovos? Kaip jinai tapo jogė, vėl jai įkaido erkę ir jinai tapo jogos instruktorė. Oi, nu erkės. Bet čia tikra istorija, čia aš tiesą man, va čia, atvarai pasakysiu, čia va čia, rūžinau. Šitos lovos. Va čia, va, sisteminga čia rūžinau. Ir net nekirkindavo, to rūrindavo. Tai čia visai kitas kanalas, kaip sakant, analas. Netgi nepadorus sėdėti savotiškai. Jo. Bet kartu ir malonu prisiminti. Jo, teisingai. Paprasta žirkytė, žinai. Taip. Ir jie įkando ergę, nors sakau, čia sistemingai buvo trūrinama. Rūrinat, taip. Matyt, nesustatė, žinai, tos ten laimą ar dar kažką. Čia sakau, čia Laimės. viešoje erdvėje. Ir aš tada jau pradėjau, sako, pati gilinti. Aš tada pradėjau gilintis pati, O jau jūs pradėjote gilintis ją, kaip sakant. Patys grįžom. Ir va taip, sako, beieškodama, pradėjau jogą gilintis. Kas yra joga vėl? Aš esu. Ašis. Kas yra ašis? Aš ir jis. Aš ir Šis. Tu turi ašį, tu visai kitaip mastai. Mikrovabaliukas įkando. Ir va, žmogaus likimas persikitė ir jisai paskui transliuoja, jau žinutę transliuoja 1000. Aš dabar kaip jų žvelgiu, žinai. Čia vaikai, čia huinia, žinai. Aš tai, oho, žinai. Dugnas, žinai. Rifas. Nesakysiu, kad purvos, bet dugnas. Supratom. Prastai. Tiesiog vaikai. Ir man vakar taip mintis pareikiu ateina. Emilijų 30. Mes turim įsiklausyti viens į kitą iš tikrųjų, žinai. Aš netgi Instagramą negaliu sinu, bet tavo pagalbos įsikėjau. Šitas yra. Mes turim rasti tą dialogą iš tikrųjų, daryti kažkokius bendrus dalykus. Tai vat ir darom. Aplankėm. Man labai patiko 6-7. Ir man pastoviai rašydavo, žinai, iš Amerikos, iš Anglijos, 6-7. Aš niekaip, bet aš buvau pradėjęs tą transliuoti į Naujoji Kama Sutra. Ir aš, ją pagalvojau, kad čia yra 6-9, žinot, kažkaip. Jo.
aš jo. 6-9. Mintyse tai perėti, čia greičiausiai kažkokia nauja poza, man nežinoma. Jo, čia kur ne Byzdalai žaidžia, o Subinė. Bet lygiai tas pats. Kažką, aš va taip, 6-7, žinai, jo. nusiraminau, pastoviai rašė, bet sakau, tas sutapo, žinai, ta Kamasutra, naujoji Kamasutra, pasirodo, matai, bet jūs man ir išaiškinat, va, vėl dialogas. Svarbiausia dialogas. Klausia žmonės, ar tu dalyvauji, ar propaguoji, ne. Vienais metais, būtent šį mėnesį, turi nesimasturbuoti visą mėnesį. Sakau, čia apie masturbaciją, čia vėl, čia yra jau galima ten visai jau, čia milžiniška tematika. Hell yeah, brother! Arūnijau, ar nekyla minčių pakelti kirvį prie Pataraką? Ačiū labai, Paskel. Ne, aš labai gerbiu Pataraką, netgi savotiškai, sakyčiau, netgi myliu. Aš irgi jūs gerbiu, Arūnijau, ir myliu jūs irgi savotiškai. Mergina rašo, ar turit patarimą apie merginas iš savo pačio patirties? Kiek pas mane gyvenime buvo merginų, tai, tikrai ne kiekvienas tiek turėjo, iš tikrųjų. Čia nėra čia didžiuotis, taip aš šventas žmogus esu, bet šventaisiais yra negimstama, jais yra tampama. Taip. Visi šventieji buvo milžiniški nusidėjėliai. Sveiki, gerbiamasis Arūnijau. Ar būtų galima pakonkuruoti, kas turi daugiau dantų iš mūsų abiejų? Fegės kortas rašo už 5. Šiaip aš, žinai, mačiau apie tai visą naktį, mačiau apie tai ir galvoju, tai jūsų problema tai yra. Bet, nahui, žinai, aš taip galvoju, tiesiai šviesiai pasakysiu, žinai. Atsiprašom, nesikeikiu, bet šiuo atveju, tai jūsų problema. Taip, tavo problema, Fegės kortas. Galiu valgyti, riešutus valgo netgi. Ten ant stalo yra riešutas, ne, man atrodo. Ten yra riešutas, jo. Arūnijau, apkabink brolis į Pataraką, nes šiuo metu jo kelnaitės įteptos yra, kadangi jausyje didelė diskomfortą dėl kirvio grėsmės. Net. Jo, irgi, blemba, jauskit ribas, ta prasme, ką nepisinkit. Kaip norėtumėt mirt, Arūnijau? Vėl vakar mačiau apie tai, iš esmės, žinokit, aš ir stebiuosi, kaip žmonės nori ilgai gyventi, iš tikrųjų. Keista, kaip jie nori, ten 100 metų, pasižiūrėkit 100-mečiai, kaip atrodo. O Damkus išsilaikęs, bet jis, Nekaži kaip. čiulpia kraują vaikų galimai. Bet realiai, aš neturiu tokio poreikio, žinai, ten gyvensi iki 100 metų. Su tėvu Tobi ir panašus. Aš planuoju iki kiam irgi kažkur. Švęsit kalėdas greitai. Krismas. Turbūt nereikia aiškinti, kas yra Krismas. O kalėdos? Kalėdų duos. Teisingai, kalėdos. Kalėdos. To per kalėdas kalėduos. Tai kiek ilgai dar reiks man jūs kentėti, kiek dar ilgai teks. Bet nesakau, kad dabar turit išvažiuoti. Pabūkit. Ilgiau pabūkit, ilgiau noriu, kad pabūkit. Aš galvoju, kad mes gerai leidžiam laiką, bet pasirodo klausimas, kiek čia dar turės mus. Šitas iškrypelių tauta šitą, kiek reikės ilgai kentėti. Šitos du vaikus, kurie kalba apie myžalus ir šūdus. Ne, taip pat kišiam. Geras, aš gal surišau šitą. Ateidavo tokie klausimai, ar galėčiau pat kišti. Ateidavo, tokie klausimai. Eiktina. Aš galvoju, Arūnijau, mes ne... Taip, tiesiog šmėsi tas mintis. Ar galėčiau patki išdulkinti, žinai. Bet dabar, kai patki barzdą pradėjau auginti, nebėra ką dulkinti. Atpuolė iš karto. Labai liuksiškai, labai gražiai. Tai aš sakau, nuskutam patkę, paliekam per naktį ir daro streamą. Čia ant lovos 6-7 darysim. Paleidžiam iš kėdė, gal erkiais įsiurbė ir tada sistemingai bus dulkinamas tėva. Kol taps jogos instruktorius. Aš turėjau tą tarpą, kur vidury buvau tarp lyties, aš dar nebuvau pasirinkęs pilnai galbūt. Ir štai užplaukiais kaip ir buvo nuspręsta, vis dėlto aš vyras. Pat kaip turėjo būdamas 60 metų gender reveal. Jam prireikė 6 metų pragyvent, kad suprastų, kas yra vyras moteris. Tai jo, pabiškai baiginėsim, sekit tėvą Instagram'e. Sekit Instagram'e, taip. Jeigu turit kažkokių klausimų, gyvenimiškų, gali padėti. Jeigu turit pinigų ir nežinot, kur dėti, irgi gali tėvui siūsti. Minimaliai, jo, per daug nesiūskit. Tėva turi kažkokių gal dar žmonių publikai pasisakymų, kažką nori pasakyti, perduoti kažką. Man patinka dabar būti, aš niekada nesijaučiu taip laimingas kaip dabar. Man patinka taip gyventi. Man patinka ant grindų miegoti. Aš nemėgstu. Aš čia nemėgstu. Čia nemėgstu. Ne, aš mėgau čia. Man patinka būti tokiu, bet aš jokių būdų nedeklaruoju, kad visi dabar turi būti kaip aš. Tai mane seka pasaulis, aš netgi pats nebūčiau pagalvojęs niekad. Tai tiesiog atsikeliu ryte ir tūkstančiai peržiūrų. Tūkstančiai peržiūrų, chebra, duokit mums 1000 peržiūrų, ačiū, kad žiūrėjote.